nereikia minėtis, kodėl susirinkome. Vakar buvo metinės, siaubingos, visą ką traiškančios prievartos. Prievartos prieš mažą, išniekintą vaiką. Prievartos prieš Lietuvos šviesuolius, susirinkusios ją apginti. Nori ar nenori, bet ši tragedija įsirašė kruvinom raidėm į Lietuvos istoriją. Ir nėra taip svarbu, kad šios tragedijos režisierių samdiniai visai bando juodinti žiauriai nužudytą Deimantės tėtį, amžinatilsį Drąsių, priversta gimtinę palikti tetą Neringą. O sąžinės nepardavusius ir nepragėrusius žmonės vadina dar nenugalabytais stribais ar psichinių sutrikimų kamuojančia mine. Visai kaip tarybiniais laikais. Tyčiojamasi, demonizuojama ir kriminalizuojama. Nieko. Šuo kariamas pripranta. Pripratome ir mes. Tiesa yra viena. Ji žiba net pelenuose. Niekas po kiek laiko nebeatsimins prigazdintų teisėjų pavardžių, kurie pasirinko melo pusę. Istorijos užmaršties voratinkliais ateis ir tie politikai, kurie savo cinišku abejingumu paukojo vaiką. Kažkas iš tos bylos pasidarė karjerą, kažkas didelius pinigus, kažkas jie pridengė aferas, kažkas eilinį kartą lenkia savo Judošiaus kuprą ir trypia tiesą. Kažkas susiteka savo mundurą krauju, kažkas jį su pasimėgavimu išlaikė. Viena yra aišku, kad žmonių atmintise visada išliks šviesi legenda apie narsų tėvą, aukojusi savo gyvybę už dukrą, apie dorą teisėją, priverstą palikti Lietuvą dėl išgamų persekėjimo, ir apie mažą mergaitę, kuri tapo lakmuso popierėliu, gėrio ir blogio kovoje. Mažoji mergaitė tai egzaminas. Kai buvo pasielgta su ja, taip neužilgo bus bandoma pasielgti ir su Lietuva. Keisti svetimos šalies spectarnybų apsilankymai, medininkų žudikų teismuose, dalyvavimai, kankinant tardymo metu lietuvę klaipėdietę Eglę Kusaitę, rodo, kad šis Lietuvos tapatinimas su Deimante yra negraži metafora ar alegorija, net spalvos simbolika. Raudona piniginė, raudona antklodė, raudona antstolė su raudonu rankinuku ir raudonu plastikiniu maišeliu. Raudona netgi dėmė ant žymėjos sysalo. Raudona Kremliaus spalva. Daug dar bus žiedais apsipylusių gegužių, rytais pažadinančių paukščių čiulbesių, daug mažų mergaičių pins iš pienių vainikus ir lakstys gležnoje pavasario žolėje. Išskyrus tą vieną vaiką, tą paženklintą aukos ženklų. Kur ji? Su kuo ji? Kaip ji? Valstybinė gūdi paslaptis. Kasdien vis toliau apauganti gandais, spėliojimais ir nuojautomis. Kodėl paprastos pedofilijos byla pavirto į valstybinę paslaptį? Kada sulauksime atsakymo? Ar sulauksime jo? Ar tiesa pajėgi nugalėti melą?